1990 metais dirbau Lietuvos Respublikos aukščiausioje taryboje ir buvau Lietuvos Respublikos konstitucijos ruošimo grupės narė. Gerbiamos Seimo narės, noriu paklausti. Jūs išdėstėte, kad visų partijų, visų Seimo narių susitarimų turite paruošę konstitucinį įstatymą dėl Lietuvos Respublikos pilietybės. Atsakykite, prašom, kodėl šito įstatymo projektą jūs nepateikėte Seimai balsuoti? O pateikėte, aš toliau norėsiu pakomentuoti. Kodėl? Ar buvo svarstoma, kad šitą pilietybės įstatymą projektą 92 metais jūs atsimenate, mes aukščiausios tarybos deputatai pateikėme Lietuvos Respublikos piliečiams balsuoti už paruoštą konstitucijos projektą. Tai didelės apimties dokumentas, palyginus su pilietybės įstatymu, kas skaitė, kas neskaitė, bet buvo konstitucijos projektas ir šita mūsų konstitucija yra priimta Lietuvos piliečių referendumu 92 metų spalio 25 dieną. Dabar jūs čia labai daug kalbėjote, išaiškinote, koks bus tas konstitucinis įstatymas dėl Lietuvos pilietybės. Sakykite, kodėl tą projektą jūs nepateikėte tautai balsuoti? Jeigu mes sugebėjome pateikti didesnės apimties ir tautas sugebėjo priimti didesnės apimties teisės aktą, kodėl jūs dabar... Jūs kalbate apie konstituciją, taip? Taip, mes pateikėme, mūsų komisija pateikė, aukščiausioji taryba atkuriamas, dabar vadinamas Seimu, pateikė balsuoti. Dabar jeigu jūs turite paruoštą, kaip dabar aiškinate, konstitucinį įstatymą, kodėl nepateikite referendumų tautai balsuoti? Žiūrėkit, jūs kaip buvusi aukščiausios tarybos deputatė, kaip sakot, ruošit konstituciją, tai jūs turėtumėte išmanyti teisėkūrą ir turėtumėte išmanyti, kaip įgyvendinami, priimami tam tikri teisės aktai ir turėtumėte išmanyti, kaip priimami įstatymai. Ne, aš prašau, atsakykite man į klausimą, aš tikrai išmanau. Jeigu galima, aš išklausau jūsų. Ne, tai atsakykite, kodėl jūs nepateikėte tautai balsuoti Lietuvos Respublikos įstatymą dėl Lietuvos Respublikos pilietybės. Aiškinate, kad turite įstatymą? Aiškinate, kad turite. Gal jūsų ne vieno to Seimo nario rudenį nebebus Seime, neaišku, kokie bus rinkimai. Ką jūs dabar čia žadate šiandien? Kodėl atimate iš tautos teisės spręsti tiesiogiai? Jeigu galima, aš galiu dabar atsakyti? Dabar atsakykite, trumpai, tik neaiškinkite, kai man reikia skaityti konstituciją. Aš neaiškinu, bet kaip jums nepertraukiau, tai labai dėkoju už konstituciją. Visa apimtimi. Tai va čia yra tas pats. Čia yra balsuojama už konstituciją ir už konstitucijos pakeitimą, ką numato ir jūsų priimta ir paruošta Lietuvos Respublikos konstitucija. Tai tam ir pateikiama žmonėm balsuoti ir galite neslaptai mane filmuoti, aš nieko neslėpiu. Ne. Viskas tvarkoja. Nereikia slėptis, aš neslėpiu, tą patį visiems sakau. Tai konstitucijos pakeitimas yra duodamas tautai balsuoti, neslėpiant nieko. Įstatymai nepriiminėjami referendumo būdu ir tą puikiai žinote. Ir puikiai žinote, kad įstatymai priiminėjami Seime tautos rinktų atstovų. Tam ir suteikta jam šitas įpareigojimas arba šita teisė ir šita nuostata, kad tauta renka Seimo narius, kuria demokratiniais rinkimais jie pasako, kad mes pasitikim, patenkinti, nepatenkinti po kelių metų, čia yra kitas klausimas, bet ne apie tai. Ir Seimo nariai yra įgalioti rinkėjų priiminėti įstatymus. Dėl to konstitucinis įstatymas yra įstatymas, ne konstitucija. Ir Seimo statute numatyta, kaip yra priimamas ir kaip keičiamas konstitucinis įstatymas. Konstitucinis įstatymas paruoštas ir pateikiamas Seimo salėje ir jį nagrinėja pagal visą tvarką, tai yra pateikimo, svarstymo ir priėmimo stadijos ir tuomet tarpe ir komitetai svarsto ir panašiai. Dabar, jeigu jūs klausėte, kodėl jisai ne Seime, nes pirmas jūsų klausimas tarsi buvo, kodėl Seime nepateikta,
Tai aš jums pasakysiu, šitas konstitucinis pilietybės įstatymas yra Aš ne apie Seimą registruotas. klausiau, aš tautai. Aš pirmą jūsų klausimą taip supratau, tai apie tautą aš jums atsakiau. Dėl Seimo jisai pateiktas, registruotas ir Teisės departamentas yra davęs išvadą, jog jisai prieštarauja konstitucijai ir negali būti svarstamas. Nes kol nepakeitėm konstitucijos, mes negalim kalbėti apie jokį konstitucinį įstatymą, kuris būtų taikomas tik tai po konstitucijos 13 straipsnio pakeitimo. Dėl to, kaip aš minėjau, rudenį gal ir nebus, gal ir manęs nebus, aš nežinau. Bet nuo gegužės mėnesio referendumo iki lapkričio, kada baigėsi šitos kadencijos, atiduodė jau savo regalijos ir prisiekė naujas Seimas, mes turime laiko, kai per kiek galime ir turime priimti konstitucinį įstatymą. Tai dėl to yra tikslas nepalikti kitam Seimui šito konstitucinio įstatymo, bet tą, ką mes sutarėm tarp visų partijų, nes nutarimas kelti referendumą susilaikė 5 Seimo nariai iš 141. Susilaikė, ne prieš. Tai va dėl to aš noriu pasakyti, kad yra didelis sutarimas Seimo narių, kurio žmonės renko. O konstitucinį įstatymą duoti, balsuoti žmonėms, tai vienas dalykas, žmonės mato jį. Jį gali dar kartą per Google įveskite konstitucinio pilietybė įstatymo projektas. Ir jame viskas yra. Mes tam įregistravom, kad visi žurnalistai, pasiprašykit savo žurnalistų vietinių, išsitraukim, pasinagrinėkit. Visi posėdžiai buvo mūsų vieši. Viskas vieša ir neslepiama. Aš atsiprašau, noriu jūsų paklausti, ar tauta negali bet kokį įstatymą referendumu priimti? Bet kokių klausimų, mokesčių klausimų, kokį nors ten gamtos apsaugos temą, darbo teisės. Gali tauta priimti referendumą, bet kurį įstatymą gali, jeigu tą referendumui surenka tauta 300 000 balsų. Arba Seimas gali skelbti. Gali, tai jūs turite išrinktus savo Seimo narius ir galite ruošti sprendimą, nutarimą ir duoti Seimui balsuoti. Bet kol kas netavė, niekas Seimui balsuoti. Dabar gerbėmėje aš noriu paaiškinti, kad Seimo narė jūs labai šiandien klaidina. Kodėl klaidina? Atsiverskite Konstitucijos pirmas skirsnį Lietuvos valstybė, kurios nuostatos pirmos skirsnio Lietuvos valstybė gali būti keičiamos tik referendumu. Šitą jūs pasakėte. Dabar 4 straipsnis šito Lietuvos valstybės skirsnio sako, aukščiausią suverenę galią tauta vykdo tiesiogiai arba per demokratiškai išrinktus savo atstovus. Tauta vykdo tiesiogiai. Tiesioginės demokratijos forma kas yra? Referendumai, kai tauta tiesiogiai balsuoja. Ne tautos atstovai, ne Seimo nariai, o tauta tiesiogiai balsuoja. Todėl, kai mes ruošėme Konstituciją ir rašėme, kad pirmo skirsnio nuostatos gali būti keičiamos tik tautos referendumu. Kitų skirsnių nuostatos gali ir Seimo nariais spręsti. Dabar koks įvyks gegužės 12 dienos balsavimas? Aš esu teisės mokslų daktarė, turiu 42 metų advokatės darbo praktiką. Dirbau, kaip ir minėjau, Konstitucijos ruošimo grupėje ir noriu pasakyti, jūs gegužės 12 dieną apsisprendžiate, ar savo teisę tiesiogiai spręsti valstybei svarbų klausimą, o pilietybė yra labai svarbus klausimas, tai yra be piliečių nėra valstybės, ar jūs atiduodate spręsti šitą klausimą tautos atstovams, ar jūs atsisakote tą klausimą spręsti tiesioginės demokratijos būdu. Tai yra ne tai, ką čia gerbiamas Seimo narė aiškino, kas bus ar nebus, tai yra šakėmis ant vandens parašyta. Jo, nieks nepriimta, kas ką susitars, matome, kaip Seimas dirba, pagaliau kas nusikalstamos partijos už politinę korupciją teistos sėdi. Gakšys kalėjime Seimo narys priminėja įstatymus. Ar jūs šitam Seimui atiduodate išspręsti valstybės svarbiausią klausimą pilietybės? Tas balsavimas, pažiūrėkite, kaip jis skamba.
Mums nieko palaukite, su projektais čia mūsų nepaguosite. Mes norime arba balsuoti tiesiogiai už tekstą, pilietybės įstatymo, arba neperleiskite Lietuvos Respublikos piliečiai savo teisės tiesioginės demokratijos būdu referendume spręsti šitą labai svarbų valstybei klausimą. Neatiduokite, ypač šitam Seimui, kaip sako, mes būtinai priimti turime iki rudens, neatiduokite šitam Seimui spręsti tą klausimą. Kas jums yra rodoma? Diskusijos, kaip vyksta Seime, kokie projektai ir kokie galutiniai redakcija priimama, viskas yra neaišku. Tai todėl čia yra užmaskuota apgaulė. Nusavinti tautos teisę tiesioginės demokratijos būdu, referendumų būdu išspręsti šitą klausimą. Čia kaip advokatė noriu pasakyti. Jeigu aš jūs atstovauju. Ačiū labai, aš iš tikrųjų šiandien aš esu dėstytoja ir aš turiu labai mažai laiko, nes turėsiu 16 valandą posėdį. Ačiū, labai gaila, kad jūs savo pagiežą išliejate mūsų žmonių, kurie gyvena užsienyje ir kito šanso gali neturėti. Aš to žmonės myliu ir užbalsuočiau, jeigu man pateiktumėt konkrečiai projektą, už ką balsuoti. Jūs matėte, aš konstitucinės pilietybės įstatymo projektas, tai paneigti dar vieną jūsų keistą melą, kad yra niekam nematoma, va čia yra visas projektas. Nu ir ką tai reiškia, jūs nepakeisite to projekto? Aš nežinau, kodėl žmonės, kurie prieš tokie būna pagėžingi. Nepagėžingi. Paprasčiausiai negalima klausytis, kad jūs apgaudinėjate žmonės. Kol kas visus melus, kaip jūs sakot, aš paneigiu. Ir va čia yra viešas laimingo jums kelio politika, kuris tą patį ir sako, tai yra, kad Europos Sąjungos, NATO, BPO valstybių ir ekonominės erdvės piliečiai įgyję pilietybę galės išlaikyti Lietuvos pilietybę. Tai šita viskas yra labai lengvai randama, netgi ne advokatų, ne teisininkų. Mes ne už tai balsuojam, ką jūs čia aiškinat, mes ne už tai balsuojam. Bet šiai dienai aš tuomet, ką norėjau, aš pasakiau, jūsų teisė rinktis, balsuoti už ar prieš, čia yra jūsų teisė, jūsų, kaip sako, konstitucijos teisė valdyti valstybę per tiesiogiai renkamus arba per referendumus, kas yra taip pat teisė kiekvieno asmens. Man labai apmaudu, kad tą teisę pasinaudojo tik pusę, 50%, per Seimo rinkimus pasinaudojo apie 30–40%. Tai aš labai norėčiau, kad žmonės, ką jūs sakote, pasinaudotų savo teisę ir ateitų rinkti. Tai aš tiesiog, prašau, kažką norėt pasakyti, ne? Jo. Tai sakykit. Nebenoriu sako. Šitas Seimas tikrai yra visai sveikas. Tai gal ir būt, gal ir nepatinka, aš viską suprantu, čia žinot, gali patinti, gali nepatinti, aš suprantu, jūs irgi išrinkot Seimo narį, kuris opozicija, čia viskas tvarkoja, bet būkim geri. Dėl šito dalyko